Michailo Landburgo novelė Kas tai buvo? Į lietuvių kalbą išvertė Leonida Kriščiūnienė. Skaito Aldona Grupas. Jeigu paklausite policininką, kirpėją, šeimos gydytoją, paprasčiausiai praeivį, kas šio namo gyventojai, jums visi lyg vieno pasakys, kad šio namo gyventojai paskutiniai vargšai. Ir tik aš vieną žinau, kad čia gyvena mano mylimasis. Pirmą kartą aš jį sutikau leidykloje, kuris buvo užsukęs pasiūlyti savo kaip dailininko paslaugų. Išblyškęs veidas, gelsva barzdykė, šviesiuose akyse tylus liūdesys ir jokio drąsos pėdsako. Aš pasakiau, kad baigiau rašyti knygą ir viršelio apipavidalinimui man bus reikalingas dailininkas. Ties manimi stabtelėjo jo žvilgsnis. Ilgas, tylus, tyrintis. Kodėl jūs tylite, paklausiau aš. Jums tik atrodo, kad aš tyliu, atsiliepė jis. Iš tikrųjų aš taip kalbuosi. Tai tada, tariau aš, tylėkite taip, kad aš galėčiau išgirsti, apie ką jūs tylite. Jis pagarbiai linktelėjo galvą ir vangiai nusišypsojo, pasigirdo. Aš dailininkas, pradžioje man reikėtų susipažinti su jūsų rankraščiu. Suprantama, atsakiau aš, su manim jūs jau susipažinote. Po 2 dienų mes susitikome kavinėje, kur aš perdaviau jam savo rankraščio kopiją. Jis papasakojo apie Salvadoro Dali filmą ir apie tai, kaip jis stojo į dailės akademiją. Neįstojo, nepavyko, nenusiminė, visada piešė. Laisvadieniais ir mokinių atostogų metu pas jį ateina mokytis piešimo 3-4 paaugliai. Ateina pastoviai, net ir 2 pagyvenusios moterys lankosi. Pinigų už pamokas pakanka dažams ir buto nuomos mokesčiams. Norėjau paklausti, o visam kitam nepaklausiau. Su dėkingumu prisiminiau savo universiteto profesorius ir dar pasakiau, kad niekas taip gerai nepažįsta vienatvės kaip rašytojai. Jis paskambino po 3 dienų, kad knygą jau perskaitęs ir, kaip jam atrodo, pilnai įsigilinęs ir kviečia mane užsukti pas jį pažiūrėti į jo piešinius. Aš atėjau, gražindamas mano rankraštį, jis pasakė, kiekvienoje tikroje paslaptyje visada yra ir kita paslaptis, ir tavo knygoje. Manęs nepaliko jausmas, kad joje šalia to, kas jau pasakyta, liktai slepiasi ir neparašyti skyriai. Naktį sapne aš nesiliaudavau galvoti apie tavo knygą ir man pasirodė, lyg kas būtų įsikraustęs pas mane į sielą ir ten šeimininkauja. Aš nukreipiau akis į šalį, prabilau. Tu man žadėjai parodyti paveikslus. Žiūrėk, aš pamačiau. Gilus vešlumas geltonų, raudonų, žalio, maldaujantis mėlynos akies žvilgsnis, ištaršytas vienišo debesio kūnas, nervingos apnuogintų kūnų linijos, liepsnojanti pelargonija. Aš susimąsčiau, žiūrėjau paveikslus ir stebėdamasi jų savitumu kažkuriuo momentu pajutau, kaip man į veidą plūsta kraujas. Labai, pasakiau aš, gerai. Alanas suraukė nosį ir beveik visiškai glaustai priartinęs savo veidą prie mano, tylutėliai ištarė, kas mano paveiksluose gerai, o kas nelabai, nustatau tik aš vienas. Aš pažvelgiau į Alano akis, paliečiau jo ranką, tik aš vienas, pakartojo jis. Aš nuvedžiau žvilgsnį į palangę ir pastebėjau lėkštę su 3 virtomis bulvėmis ir nebaigta gerti stiklinę vyno. Paklausiau, tu pietavęs? Alanas linktelėjo galvą. Aš žinau, kad tai netiesa. Susižavėjimas pamatytais paveikslas ir tuo pačiu metu užuojauta kilus dėl skurdžios buities išjudino manyje neapsakomo artimumo Alanui jausmą, kad aš tą dieną pasilikau pas jį iki vėlumos. Nakties dangumi pralėkė žvaigždė, aš paskubėjau išsiburti norą. Prarasdama blaivumą, aš ateidavau pas jį dar ir dar ir dar. Išeidavau išsineždama nežinomus paveikslus niekam nežinomo dailininko. Išeidavau išsineždama ant savęs jo prisilietimų pėdsakus. Išeidavau išsineždama
bet nebylių lūpų klausimą, kas skaudžiau - dalyvavimas ar nusižengimas. Išeidavo, išsineždavo galvoje jaudinančios minties pasiteisinimą, prisidėjus prie nusižengimo. Vieną kartą aš išsinešiau 2 paveikslus. Koridoriuje mėtėsi gabalai kartono ir tuščia silkių dėžė. Iš pusiau privertų durų sklido blanki šviesa. Aš atsargiai pastūmiau duris, Alanas stovėjo kambario kampe, basas, apsmukusiomis kelnėmis. Pamatęs mane, jis paliko Molbertą ir žengė link manęs. Štai, tiesdama ranką, su pinigais pasakiau, aš tavo paveikslus, 2 obuoliai ir mėlyna akis nupirko konditerijos parduotuvės savininkė. Nupirko? Taip, vakar. 300 šekelių, taip pasisekė. Tavo darbai žmonėms patinka. Jo ranka, kurios tarsi tirpstanti karamelė baigė džiūti lipnus dažai, suspaudė mano riešą. Gerai būtų, ištarė Alanas. Jis stovėjo spausdamas delne pinigus ir juokėsi. Aš pažvelgiau į jo akis, paskui pasakiau, pasiūlysiu žmonėms paveikslą su ramūnėmis, nunešiu į mokyklą ir dar kur nors. Nuleidęs akis, jis pakartojo, gerai būtų. Pieši kažką naujo, jis mostelėjo į Molbertą. Žuvytės, pasakiau aš, vėl žuvytės. Vieną paveikslą su žuvytėmis tu sugebėjai parduoti ir aš nusprendžiau nupiešti dar tokias. Pasiliksi šiandien. Aš atsipalaidavau, mes bučiavomės, lietėme vienas kitą, darėme dar kažką, pagaliau pavargome. Tau kada nors tenka nusivilti, paklausiau aš. Tik tais, kuriuos myliu, atsakė jis. Susvetimėjusiu balsu aš pasakiau, manęs laukia vyras, lange tvyroja gęstanti šviesa. Vieną tokią dieną vyras pasakė, mūsų kambarių sienos, vargšės sienos mūsų kambarių. Gal jau gana leisti pinigus paveikslėliams. Aš klausiausi vyrų, aš neklausiau vyro, aš žiūrėjau pro langą. Tu darai kažką ne tą, klausiau aš save. Tu darai kažką ne taip, klausiau aš save. Tu kažką pažeidėjai, klausiau aš save. Kas tai buvo, klausiau aš save. Mane supurtė. Aš pagalvojau, nė vienos eilutės nesugebėsiu parašyti, kol nesuprasiu, kas tai buvo. Dangoje, negailėdama jėgų, beprotiškai dūko saulė. Bet kurgi Dievas, nusistebėjau aš suglumusi.